Sveiki, aš Darius Čibonis, mokymo autorius ir lektorius. Trumpai pristatysiu seminarą Aktyvus pardavimas. Tai yra pagrindinė programa vadybininkams aktyviai parduodantiems prekes ar paslaugas klientams. Jei turite vadybininkų, kurie dirba vien su besikreipiančiais klientais ir jūs tai tenkina, jiems skirta kita programa, tai yra profesionalus klientų aptarnavimas. Bet šiandien apie aktyvų pardavimą. Kodėl ją vadinu pagrindinė programa vadybininkams? Nes jis su šaknimis rauna 4 pagrindinės pardavimo kliūtis. Pirma kliūtis tai yra nepakankamas vadybininkų aktyvumas. Kai aktyvus pardavimo vadybininkai nepakankamai laiko skiria pačiam pardavimui, daugiau užsiima kitais darbais. Antra problema, kai vadybininkai nepardavinėja, o aptarnauja besikreipiančius klientus. Tai yra dirba vien su užsakymų priėmimu. Jeigu tai tiesa, tai reiškia aktyvus pardavimo vadybininkai iš tikrųjų dirba kaip klientų aptarnavimo vadybininkai. Trečia problema, kai vadybininkai pagrindinį dėmesį skiria ne didžiausią potencialą turintiems klientams, ne tiems, kur didžiausias pardavimų galimybės, o tokiems, kurie lengviausiai juos priima. Tai reiškia dažniausiai geri pažįstami ar šiaip geri klientai, bet jei tai tiesa, tai reikštų, kad jie labiau dirba pardavimų išlaikymui, o ne pardavimų didinimui. Ir ketvirta problema, kai vadybininkai pardavinėja ne vertę, ne produkto ar paslaugos vertę, o žemą kainą. Jeigu jie dažniau ateina pas jūs dėrėtis dėl žemų kainų klientams, nei įtikinėja pačius klientus, vadinasi, turite ir ketvirtą problemą. Jei norite, kad jūsų vadybininkai pardavinėtų aktyviau, parduotų daugiau ir pelningiau, registruokite juos į mokymus Aktyvus pardavimas.